Štai ir mes. 10 epizodas ir paskutinis 10 klausimų. Mes tai padarėme. Iš vienos ataskaitos ištraukėme 100 verslo įžvalgų. 91. Koks bendras mūsų 2 metų progresas? Apyvarta augo 72%, o pelnas net 90%. 92. Kurie mėnesiai istoriškai mums patys pavojingiausi? Ataskaita rodo sausį ir vasarį. Čia turime ruošti specialias kampanijas. 93. Kokia kategorija turi didžiausią sugrįžtančio pelno potencialą? Tai Suits and Sport Coats su įspūdingu 85% pelningumu. 94. Ar matome ryšį tarp klientų lyties ir pirkimo laiko? Taip, filtrai rodo, kad moterys aktyviau perka vakarinių išpardavimų metu. 95. Kokie prekės ženklai yra mūsų pelno varikliai? Tai Calvin Klein ir Diesel, kurių atnešamas pelnas sudaro esminę mūsų rezultato dalį. 96. Ar ši ataskaita padėjo rasti klaidų? Tikrai taip. Identifikavome nuostolingus kanalus Prancūzijoje. 97. Kiek laiko sutaupome su tokia analitika? Vietoj 10 Excel failų viską matome per 10 sekundžių. 98. Ar šie duomenys yra saugus? Taip, Power BI užtikrina aukščiausią lygą duomenų apsaugą. 99. Ar tai pabaiga? Ne, tai tik pradžia jūsų duomenimis grįstam verslui. 100. Koks svarbiausias patarimas vadovui? Nespėliokite, matykite. 100 klausimų iššūkį įveikėme. Ačiū, kad buvote kartu. Jei norite tokio aiškumo savo versle, užsukite į riverdata.lt. Iki kitų susitikimų. Norite pajusti tikrąją šių duomenų galią? Išbandykite šią ataskaitą gyvai mūsų svetainėje riverdata.lt skiltis pavyzdinė analizė. Duomenys kalba. Mes padedame juos išgirsti.